Labas, Liepo, labai malonu, kad atvarei. Tai iš tikrųjų nežinau, kaip tai vadinti, Liepo ar Ofelija, ne? Ofelija, jo. Ofelija geriau? O tai kom skiriasi Liepo nuo Ofelijos ir kodėl Ofelija? Ar čia tavo antras vardas pase? Ne, čia yra nikneimas, čia iš tikrųjų čia istorija, to nikneimo tokia buvo, kad aš kai sukūriau albumą, tai čia dar, kai studijavau dar akademijoje, sukūriau, tiesiog įrašiau savo albumą dainų ir reikėjo kažkaip, pristatyti radijose ir tiesiog sako, kas čia Liepa. Liepų čia pilna, Ievų liepų pilna, ta prasme, kas dainuoja su pianinu groja, ta prasme, nieko originalaus, ta prasme, sako, sugalvokit tiesiog neimą, sugalvokit savo pseudonimą. Čia pasakė Užkuraitis iš tikrųjų. Dar, jo. Tai ir žodžiu, ir tada kažkaip prodiuseris, su kuriuo įrašinėjau tą albumą, pagalvojo, kad man tiktų Ofelija dėl to, kad yra, Hamletas, Šekspyro ta pjesė, taip. Tai aš žinok, neskaitęs Hamleto. Ten yra toks personažas Ofelija ir jinai tokia gan dramatiška, jinai tenai nusiskandina dėl meilės ir panašiai. Tai tiesiog pagalvoju, kad tos visos dainos, albumo, kurį turėjau, tinka ganėtinai tam. Aš dabar atidariau, Ofelija, jo, yra personažas Šekspyro. O pati skaičiu šitą knygą? Visiškai ne, bet, žinau istoriją. Dalim. Jo. Dalim žinai. Taip. O šiaip mėgsti knygas? Šiaip aš labai mėgau, kai turėjau laiko, ta prasme, knygas aš dar skaitydavau, daugiausia, aišku, žinai, kai mokyklai gal mokiaus, daugiausia skaitydavau, tai Stepheną Kingą romanas, tokį siaubą. Mano mama jos skaitė, aš jos turėjau, namie jie buvo, aš jų niekad net neatsiverčiau. Man labai įdomios tos istorijos, nes jis tiesiog paima gyvenimišką istoriją ten ir iš jos padaro kažkokį siaubą, kažkokį tai, žmogus tiesiog labai atrodo daug fantazijos turi. Jo, toks vienas mėgstamiausių mano rašytojų. Jo, pas tai fantazijos irgi daug, man atrodo, ta prasme, tu ir modelio karjerą turėjai, ir muzikoje, ir su Viršila daina kūrėt, ir Viršila, sakei, nori dar sukurti. Tai muzikoj, OnlyFans anketa, kas dar? Dar aktorinis, nes dabar aš iš tikrųjų filmuojas, jau pasirašęs viską ir jau nupirkti bilietai, Vokietijai filmuosim filmą, tai toksai bus, jis kaip dokumentinis, bet ir vaidybinis, bet labai daug net nepakeista vardas mano, tenai netgi mano vaikas filmuosis, tai ta prasme labai iš tikrųjų toksai, kaip biografinis filmas bus. Apie tave? Jo, dabar kaip šortą filmuosim, bet šiaip mūsų tikslas yra pilno metro jį pastatyti. Tai va, o šiaip tai, profesionali režisierė, baigiamasis darbas ir tarsi jinai mane pati čia pasikvietė. Tai o kodėl būtent išsirinko tave ir tavo istoriją? Nes jai įdomu pateikti, kadangi aš užsiemu OnlyFans'ais ir, ta prasme, parodyti mane, kad aš iš tikrųjų nesu vien ten ta kažkokia tuščia mergaitė su OnlyFans'ais, bet aš iš tikrųjų turiu ir labai didelį backgroundą kultūrinę, ta prasme, mokymasi ir ta prasme, kad daug giliau mąstau ir turiu siekių, tenai noriu siekti karjeros ir vaidybai, noriu tai investuoti, muzikoje. Tarsi, parodyti iš kito kampo tą OnlyFans kūrėją kaip merginą ir būtent šito pobūdžio darbo. Tiesiog, kad, nes labai stereotipiškai visuomenė žiūri. Tai. Kaip žiūri visuomenė? Aš neturiu OnlyFans, tai aš nežinau, kaip gali žiūrėti, bet žinau, kad, visi turi savo nuomonę, pasakykim. Man asmeniškai problem, ką ten panos daro ir kaip užsidirba. Bet ką tu iš visuomenės esi girdėjus apie save, ar šiaip apie OnlyFans darbą? Nemalonių dalykų. Ne, tai aišku, iš karto galvoja, kad aš ten miegu su vaikinais, kad aš ten vos ne... Kekšė, tipo. Jo, kekšė, ten dirbu ties to, nors šitas darbas tikrai nereikalauja to. Jo. Ir aš tiesą pasakius, iš visų nieko nemiegu, nes aš viena esu metus laiko jau. Aha. Jo, aš turėjau rimtus santykius ilgą laiką. Ir kas? Tai čia buvo vaiko tėvas, aš kalbėjau ir Srovės laida buvo išėjus apie tai, čia iš tikrųjų labai rimti ganėtiniai dalykai, nes, žmogus tiesiog dingo, visiškai dingo, nei ir vaikų rūpinas, nieko, ir ta prasme, viską ant manęs paliko, o buvo labai daug žadėta. Ir Hollywoodas,
ir meilė didžiausia, nes jisai turi kontaktus būtent Hollywoodo žmonių, su kuo jis dirba, tai labai daug žadėjo man, bet... Čia žinomas žmogus? Nu, kaip jis nėra, kad jis ten žinomas būtų, bet jis dirbė su blockbusteriais Amerikos. Filmais. Lietuvis? Jo, lietuvis. Jo, jis dirbė su būtent Hollywoodo. Dėl to jis turi tos kontaktus. Tai bet jis dingo nuo tavęs, ar jis dingo aplamai iš ten Aš to žinau, kad rato? ir jis apskritai dingęs. Nu, socialiniai medijai iš vis. Aš nežinau, ką jis daro, bet apskritai jis nesirūpina vaikų nieko ir aš tiesiog tokia esu. Ja, dabar. Tai vieniša mama? Taip. Aha. Nu, aš su vieniša mama užaugau, tai aš biški gal suprantu šitą visą Taip. gyvenimą sunku. Tai o kiek tavo vaikų metų? Balandžio 18, 4 metai. 4 metai. Tai 4 metus augini pati kol kas. Ne. Tai pradžiai buvo kartu, viskas ok, bet dabar, sakykime, kad visiškai viena viską turiu išlaikyti, tai jau 2 metai tikrai. Tai dėl to ir viena iš priežasčių, dėl ko susikūrė OnlyFans, kad būtų ekstra pajamų savo ir vaikui. O tai vat, šnekant dar apie tą visuomenę, tai ką tu esi girdėjus nemalonaus ir kaip tu su to tvarkais? Nu, Ypač tai, dabar, kai populiarėja ir kai iš tiesų papasakoji, kad esi Liepa ir panašiai. Nu, kaip gal tokie nemaloniausi iš vis dalykai būtų tai, kad, nu, tokie jau kišasi visiškai į mano vaiko kaip ir gyvenimą, nes, pavyzdžiui, nu, neslėpsiu, aš kai atskridau Lietuvą, nu, nes dabar iš tikrųjų aš galiu pasakyti, va šitas visi mėnesiai, ne, kai atskridus į Lietuvą ir šiek tiek dar prieš Ispaniją, labai daug dalyvauju visur, filmuoju, tikrai daug klaidų ir toksai didelis šuolis gal toj karjerai mano, nes, nu, tikrai populiarumo saugo, tikrai. Ir, žodžiu, buvo taip, kad aš tiesiog atskridau, nes aš gyvenau 2 metus užsienį, atskridau į Lietuvą, susirgau koroną ir man po 4 dienų vaikų teisės atvažiavo. O tai kodėl atvažiavo? Tai buvo iškviesta tiesiog kažkoks anoniminis iškvietimas, būtent vos ne, kad aš kalbu su vaiku apie lytinius ten santykius ir dalykus, nors, aišku, to tikrai nebuvo. Tai, nu, vat gal tokie nemalonus dalykai, kai kišasi tikrai asmeninį visą dalyką, į finansus mano tenai. Jo. Tas labiausiai, o man, kad ten kažką kalba, aš man vienodai, visiškai vienodai. Nebekreipiu dėmesį. O anksčiau kreipdavai? Ne, nebuvo taip, kad aš žinau, pavyzdžiui, viena irgi, nu, jinai irgi yra OnlyFans, kurie amerikietė. Ir jinai, dabar tiksliai nepasakysiu jos nickname'ą, bet jinai, ta prasme, jau ten labai popular, bet jinai tiesiog, ką jinai darydavo, editintavo savo nuotraukas visiškai Instagram'e, kaip ne jinai atrodo. Nu, tiesiog kaip kažkoks personažas. Jo, blondinė, bet ten atrodo juodaplaukė vos. Nu, ten jo, ir ta prasme, ir jinai taip pradėjo heito gauti. Nu, tarsi, aišku, kaip visada normalu, kai dirbi su žmonėm, ta prasme, su dideliam auditorijom, tai ir tu gausi to heito. Tai pas ją tai baigė savižudybę viskas. Jo, netgi taip. Prasme, jo, tai... Ir va, tu girdi tokias istorijas, tai ir ką tu į tai? Nu, man, ta prasme, gyvenime tiek daug visko buvo, kad man čia, sakau, te kažkokie heitai, tai... O esi galvojus? Lengva, aš labai daug visko praeis gyvenime, kad manęs tikrai ten prie kažkokių savižudybų neprives tikrai. O esi apie tai galvojus? Kad galvojus... Nu, šiaip visokių buvo, ta prasme, visokių tų etapų buvo. Gal buvo ne tai, kad šiaip, gal pasakyčiau, toks baisiausias mano gyvenime dalykas buvo, kai aš galvau, kad čia turbūt baisiausia man buvo, kai aš galvau, kad aš išprotėjau ir kad aš nebegrįšiu save. Čia gal net baisiau būtų negu kažkoks bandymasis apie savižudybę, nes tu tarsi galvoji, kad tu būsi gyvas, bet tu iš proto išėjęs būsi. O kada čia tai buvo ir kodėl tai buvo? Čia buvo Anglijoje. Nu, čia jau buvo prieš daug metų, čia jau kokie 7 metai. Tai dar prieš vaiką? Jo, prieš vaiką, čia jau dar tik buvau grįžus iš Kinijos, nes dirbau ten modeliu, grįžau tiesiog muzikos studijai dirbti. Ir mano buvo tiesiog organizmas labai nusilpęs. Nevalgiai? Jo, aš nevalgydavau, laikiausi dietų ir iš tikrųjų labai geležis buvo nukritus visiškai. Ir dar, nu, žodžiu, ir aš ant to viso to tiesiog pavartojau ekstazio ir kažkokios žolės parūkiau, bet nemanau, kad ten buvo normali ta žolė.
Tai va, tai aš turėjau tokią traumą, vieną didžiausių gyvenime, kuri, nu, aš nesigydžiau kažkokiais vaistais ir panašiai, bet aš turėjau panikos priepuolius, Po atakas. šito Jo, viso. buvo labai baisu, bet jo, viskas dabar tvarkoj. Bet, ta prasme, tuo metu, kai prasidėjo haliucinacijos, paranoja visa, tuo metu tikrai buvo, nu, psichologiškai vienas sunkiausių momentų. Iš tikrųjų. Kas įvyko tavo vaikystėje ar paauglystėje, kokios detalės susideda iš ten į tave dabar? Vat kas tokia Ofelija, žiūrint iš vaikystės ir paauglystės? Iki Kinijos, aš manau, iki modelio karjeros. Nu, kas tokia, nu, kaip, tokia visada buvau išsiskirianti, galiu tikrai drąsiai teikti, nes, nu, tokia, kaip ir mokyklai sakydavo, kažkokia, nu, išplaukus, nu, tokia tikrai, ta prasme. Aš, pavyzdžiui, akademijai, kai studijavau, gavau pirmam kursė, kai būna tos stovyklos, studentas sakė, žavinga keistuolė. Kažkas tokia pravardė iškart. Tau ir patiko? Nu, aš nežinau, ar man patiko, bet, nu, kartais gal nelabai gerai tokia jaustis, nes, nu, matai žmonės kažkaip susitvarkė, viskas, okei, jiems gerai gyvena, viskas ramiai, bet tu kažkaip netaip jauties, kažkaip kitaip. O tai dėl ko? Eini atbulinė, tiesiog darai viską kitaip. Nes nežinau, man neįdomu taip gyventi, man noris kažko visada naujovių, įdomumų, ta prasme. Aš jeigu mane, sakau, padėsi vieną vietą, kuri visi įstiesi, aš eisiu kažką darysiu kitaip, atgal improvizuosiu ir panašiai. Tai noras išsiskirti visą. Jo, gal kažkoks toks, bet, nu, ne toks, kad, tipo, aš noriu čia būt žvaigždė ir, tipo, garbinkit mane ir, tipo. A tu iš kur? Iš kokio miesto ar kaimelio? Aš iš Vilniaus. Iš čia? Jo. Tai va, aš šiaip 12 metų visą laiką praleidau Vilniui, bet kai tik galėjau, kai tik 17 metų pradėjau skraidyti. Labai daug skraidžiau visą gyvenimą, 28 šalis aš apskraidžius ir su darbu visą laiką? Jo, ta prasme, būtent su meno veiklom, su muzika, modeliavimas, vaidyba, nu, žodžiu, visą laiką taip. Ir tiesiog, kai tik turėjau galimybę, iškart pradėjau skraidyti, nes, nu, man čia per mažai, čia man Lietuva iš vis, nu, man čia nėra ką daryti, čia, tu prasme, per maža man rinka čia. Nu gerai, tai skraidyti nuo 17 ir iš kur tos idėjos skraidyti ir kur skristi ir ką daryti, ane? Tai jaučiu dabar ne vienas sėdi 17 metų ir irgi nori išskrist kur nors. Bet aš meluoju, man dar anksčiau, nes aš ten visokį nesąmonį dariau, pavyzdžiui, aš nežinau, ten buvo ir šeimos mama, nes, nu, mama irgi pas mus realiai veik viena, kaip galima skaičiu žiūrėjimus, bet buvo kažkaip iš mamos pusės surasdavo kažkokių būrelių, nes aš labai daug būrelių lankiau ten į turizmo, laipėjimo. Ir, pavyzdžiui, aš dar prisimenu, vienas toks įsimintiniausių mano skrydžių buvo, čia gal net iki 17 metų, kai skridau Vokietiją cirko stovyklą. Ir aš realiai per savaitę laiko išmokau ant vienračio važiuoti. Aš vieną kartą bandžiau, tai ir užteko. Nu dabar po krūtinės operacijos tai be šans. Jo, pasunkėjai į priekį. Nu dabar iš vis jokios fizinės veiklos nieko negaliu. Tai va, tai aš kaip apie operaciją kalbant, tai aš tikrai gavau, kad bus lengviau viskas. Kas būtent? Aš negavau, kad taip, nes aš esu gimdymą praėjus ir man kažkaip gal, sakyčiau, po gimdymo lengviau atsistačiau negu dabar. Nes, nu, tai yra toksai jau, nu, kitaip jauties, kitaip viską darai, nu, nežinau. Tai laimingesnė šiuo metu? Nu, viskas gerai, nu geriau. Viskas gerai, bet, aha. Nu, matai, aš kai aktyvus labai žmogus, man labai sunku tenai, kad aš negaliu jau taip sau leist. Nieko neveikt? Nu, ta prasme, stipriai kažką daryti, vaikščiot, bėgiot netgi negaliu normaliai. Tai gal tokie dalykai. Nu ir aišku, skausmas gan didelis. Ir dabar? Dabar ne, bet tai būna vis. Jo, skausmas tikrai yra. Nes vis tiek su skalperio, ne? Nu, čia operacija. Jo. Čia ant narkozijos, ta prasme, čia normaliai. Ir kiek valandų trunka? Iki 2 valandų trunka. Tai gan greitai, ne? Ateini, pamiegi ir išeini su papais. Jo. Bet, nu, žinai, tas pamiegi, ta prasme, aš dar buvau su viršila susitikus ir žodžiais man sako, o tu žinai, kad čia mergina darėsi operaciją ir neatsikėlė per narkozę. Po narkozės. Ne, prigazino dar. Nu, ta prasme, aš kitą dieną operaciją turiu daryti. Nes man Jungle Kingas buvo.
Nu, aš dalyvavau Jungle King'e, Jo, aš mačiau. žinai, ir kitą dieną operacija. Jo. Kas dar buvo netikėta po operacijos? Nu, ta prasme. Psichologiškai kaip? Gal sunkiausia buvo pirmą kartą, kai nusiėmiau tą operacinę liemenėlę. Nu, nes vis tiek reikia įti dušą. Ir tas pirmas vaizdas atrodo kažkaip žiauriai keistai. Nu, dar nebuvo gerai, nu, nes, čia ir dar nėra galutinis variantas. Čia, ta prasme, keisis. Realiai galutinis variantas gal tik po pusės metų pasimato normaliai. Forma, tipo. Jo, ir viskas, ta prasme, susitvarko. Nes turi nusileisti implantai, ta prasme. Tai galvat, pirmą kartą, kai nusiėmiau, tai buvo toksai net ir sunkumas, aš pati labai plona visa. Ir man atrodo, dydį vos ne 2 kartus įdėjo, ta prasme, 2 dydžiais. Ir nežinau tiksliai, koks dydis. Tai va, bet šiaip toksai... Ir ekstra svorio atsirado. Jo, ir ta prasme, pečiai, nu, visa... Tave tempia į apačią. Tempia į apačią. Moteris, kurios turi didelės krūtinės, lygiai taip pat turi labai stiprios va čia nugaras. Jos net nesportuoja, nes jom reikia, išlaikyti tą, žinai. Jo, reikia, bet čia turi tikrai su nugara dirbti po to, nes ir skausmas. Man dar čia vienas žiauresnių dalykų buvo dabar, va, aš kadangi vis tiek aš vaikščiau, visur darau visus dalykus, nu, kai tik galėjau ten, po 2 savaičių ar po savaitės jau pradėjau viską ten daryti, tai man toks buvo, aš einu per centrą ir man tai pradėjo, man visa, tiesiog nutirpo visa ranka, visa, grinai, nuo čia viskas, ta prasme, atsijungia vos ne. Nu, vat grinai, nuo to, kad, ta prasme, operacija, viską, žinai, laikysena. Aš iš karto tokia bėgu, kur čia masažai, kažkur greit užsirašyti. Dar pas tave pastoviai, kraujas nebėgioja, jeigu, žinai, sako, rankų nekelt. Jo, negalima. Yra nugaros miego, žinai, blogai yra tas, vat, kad tas krūvis nugarai. Negali kitaip miego. Ant šonų negali. Nu, gali šiek tiek ten, bet, nu, tipo, vis tiek turi save žiūrėti. Bet negali ant krūtinės mėgoti. Ne, be jokių. Nes dabar formuojasi, ne? Jokių būdų, taip. Tai ir lies niekam negali duoti. Nežinau. Aš nežinau. Man atrodo, santykiai iš vis galimi tik po 3 mėnesių. Čia kažkur girdėjau tą. Intimų santykiai. Tai va. Bet šiaip tikrai... Tai rekomenduotum, o dabar daug moterų klausia, daug net ir vyrų gal klauso, kurie nori padidinti krūtinę savo panom. Tai ar rekomenduoji, ar ne, ar finansiškai apsimoka, ar ne, ką daryti, po to nepatinka ir panašiai, va tokius visus. Nu, aš šiaip tikrai, ta prasme, jeigu yra finansų, jeigu yra problemų su to krūtinė, tai why not, tikrai. Nes, nu, man, ta prasme, tikrai ir geriau, ir suknelės viskas žiūrisi, ta prasme, nu, ir aš, aišku, tos pačius OnlyFansus turiu. Tai investicija čia tokia tiesiog yra. Bet jo, ta prasme, jeigu nori, bet ta prasme, rinktis gerą daktarą svarbiausia. Gerai, darai su tą operaciją, bet dieną prieš pas tave buvo Jungle King. Tai. Iš tiesų, iš ten mes irgi su Jessica žiūrėjom tą Jungle King, aš iš ten tave sužinau, išgirdau. Tai papasako, kas ten įvyko ir kaip ar tau patiko ar ne, nes tu turėjai kovoti prieš kitą merginą, ne? Taip. Bet po to galiai gavus prieš Gretą, ar koks jos vardas buvo, ne? Jo, Greta tokia, kur... Nu, žodžiu, aš turėjau kovoti prieš Maibacho panelę. Merginą, kur jie pykstasi, taikosi, bet, nu, nežinau, gal pamatė, kad aš treniruojuos, nes, nu, aš tiesiog ir treniruotis realiai turėjau bokso ir jinai gal, nežinau, gal išsigando ar panašiai. Ir kažkaip vos ne tą pačią dieną ar dieną prieš surado man, kad Greta bus. Tai ir tuo metu ir pasakė, kad jinai nebenori, ne? Nu, jo, Giedrė ten tiesiog parašė, kad nebus, nu, 2 dienom likus realiai. Tai va, tai surado tą Gretą. Nu, ir kaip aš galvau, ir dar aš prieš pačias šitas muštynės su ją kalbėjau ir galvau, nu, tursinai, nu, ką jinai ten tokia, šis prasigėrus, ten nedažnai per tas laivus gerinti, tokia rūkanti. Nu, tikrai negalvau, kad ten kažką nei ten lankiusi apskritai su boksu. Ir jinai pati sako, ne, tai čia mes, žinai, mes šou darom. Nu, ką mes čia dabar eisim, mes jau pagalvoju, žmonės čia mes turim profesionaliai dabar daužytis, o ne? Ne, jo, nieks nesitikėjo, bet vis tiek ant galo... Bet buvo šokas, jo. Aš nežinau, jeigu palyginsit kovą, kaip kovojo, nes čia antra kova buvo, nu, tokių kaip influencerių merginų, antra kova apskritai Jungle Kingo istorijai.
Nes pirma buvo Patricija su Serdžiukova. Tai čia buvo, aš manau, labai aršu. Labai aršu. Nemačiau šitos. Mūsų, lyginant, mūsų kovą ir jų, Jo. tai mūsų buvo belenkai pažu. Aršesnė. Belenkai. Mes žiūrėjom kiekvieną sekundę. Tenai buvo pas jas tiesiog, jos vaikščio po rinką ir nieks nieko nedarė. O pas mus todėl buvo taip, kad jinai tiesiog mane apgavo. Greta. Taip. Kaip? Nes jinai, aš sakau, jinai man pasakė, kad jinai nieko nedaužysis. Mes čia darom influencerių kova, mes čia nieko nedarom. Ir kai aš atėjau ant rinko, viską aš supratau, kad čia bus pizdėts. Jos draugė ten stovinti kampe, daužyk ją, rėkia, varyk į snukį ir panašiai, tokiais žodžiais ten vos ne kažkokios rajoninės atėjusios ant to rinko. Ir jinai pradėjo mane daužyti šonais, gatvės to stilium, nes jinai turėjus gatvės tų kovų. Ir grinai va į galvą į smilkinius, tiesiog grinai pradėjo mane daužyti šonais. Mačiau, aha. Ir supranti, ir... Nu kaip, aš irgi nepasidaviau, žinai, aš nuo pat pirmos minutės, kadangi aš supratau, kas čia bus, kad čia tikrai nebus, kad jinai čia... Tai o ką tu savo sakai? Tai aš variau iš karto. Ir aš variau iš karto ir aš nesitikėjau. Man buvo netikėta iš jos pusės, kad jinai va tai va. Kad mokės muštis? Jo, kad jinai varys. Jinai iš šono atrodo, kad biš labiau moka muštis. Iš šono, nežinau. Nu gal atrodė. Bet žinai, bet kokiu atveju. Bet nesitikėjau, kad taip, žinai. Ko būtent nesitikėjai? Nu, kad taip daužysis realiai. Esi kad nors gavusi galvą? Ne. Ir ta prasme, ir supranti, tas gavimas į galvą tu jauti. Tu jauti, kai galvą trenki. Jo. Tikrai jauti. Ir nefainas jausmas. Oi, tikrai nefainas. Tikrai tu, nu, ta prasme, taigi, žinai, ten tie sportininkai būna susidaužo, aš vis galvas neįgalus tampa, žinai. Čia yra šiaip žiauriai didelė rizika. Ir pavojinga, ta prasme, čia toks ekstremalus dalykas. O tai kaip tu iš vis patekai į Jungle King ir kaip jūs sugalvojat? Iš kur atsirado ta pirmas idėjos kovai su Giedre, ne? Man žinok, Jungle Kingas čia ne pirmas buvo. Bet manęs turbūt daug kas ir net pažįsta, nes aš Slap turnyre dalyvavau ir aš visai kitaip atrodžiau. Ir žodžiu, aš šiaip tamsiai plaukiuosi, tai čia buvo mano pirmas Jungle Kingas, kur aš ėjau prie žymiai stipresnė už save varžovę, fitness, tenai iš vis treniravusis fitness, žymiai stambesnė už mane ir mes turėjom trenkti vieną kitai per žantą. Tai čia buvo mano pirmas Jungle Kingas. Tai ten, irgi toks buvo, taip per tą žantą, kad jie ten įtrankinai stipriai. Bet pats boksas, toksai, kad muštis, tai čia buvo pirmą kartą. Nu, jo, čia, žinai, matai, aš save sakau, laikau tokia kaip aktorė, aš noriu būti, žinai. Tai aš viską noriu. Žinai, aktorius turi būti toks universalus, žinai. Viską. Jeigu dar apie muštynės. Ir šokti, ir dainuoti, ir tenai, žinai, aš viską ir darau. Šoku, dainuoju, groju pianinu, tenai, ta prasme, dar, sakau, labai lankstės, ta prasme, visose menuose, žinai. Viską noriu daryti. Aha. Tai va, bet šiaip studijavus, baigus aš pianiną. Jazz. Aš mačiau tavo pianino pasirodymą X Factoriui. Jo kelis kartus. Aš dar Ispanijos talentuose dalyvavau. Ką ten darai? Dainavai? Jo, dainavau su pianinu grojau, bet dar vis neįkelia pasirodymą. Labai noriu pasidalinti. Čia vasara. Šią vasarą? Jo. Gavau 3 taip ir žmonės atsistoja ten ploja. Ne? Jo, Ispanijai. O tai tu lygiai taip pat buvo ir X Factoriui Lietuvos, irgi žmonės atsistoja ploja. Jo. O kai buvau Ispanija, irgi man šokas buvo, žinai. Aš net nuėjau pas žmonės klaus, tiesiog ten parūkyti, žinai, lauką. Ir sakiau, klausiu, jūs čia, čia jums pasakė, gal atsistot ar ką? Tarsi, ne, sako, ne. Žinai, aš savi labai nepasitikiu, aš turiu daug kompleksų šiaip. Vat kas yra labai man kliūdo visur mano veiklose. Nes aš turiu tą nepasitikėjimą ir aš manau, čia labai tas iš mokyklos atėjo ir iš tikrųjų, nes aš tokioje mokykloje, ir dar kaip fortepijono specialybės tėvau, tai toksai, žinai, amžinai, kad tu negerai darai, tu čia padarai klaidą, tu čia, žinai. Nepakankamai. Jo, aš Čiurlionio menų gimnaziją, mokyklą baigus, Čiurlionio menų mokyklą, iš tikrųjų labai sudėtinga, ten daug kas ir net neįstoja ar nebaigia, nes ten krūvis. Aš galiu pasakyti, krūvis tokiam lygi, kad
aš turėjau bendrabutį gyventi mokyklos. Nes man, kad nevažinėt, aš iš Vilniaus, bet aš gyvenau bendrabutį. Nes aš tiesiog nebespėjau, nes ir visas tos muzikos dalykus atlikti. Ir ten labai profesionaliam lygiai visko reikalauja. Ir tada dar visi tie mokykliniai dalykai. Tai žodžiu, aš bendrauti gyvenau ir aš gyvenau su mergina, kuri realiai buvo išprotėjo nuo tos mokyklos. Jinai tiesiog išprotėjo. Jinai metus laiko praleido vos ne. Turėjo metus laiko nesimokyti nieko, ta prasme. Perkaito, karočią. Jo, gydėsi. Ir aš tai prisimenu, atėjau tą bendrauti ir sako, su kuo tu ten, kas tavo bus, ta prasme, su kuo tu gyvensi. Ir tai sako, o Dievas, su šita mergina ir visi tokia, oh my god, išprotėjus, panašiai. Šiaip viskas buvo gerai, jinai tokia buvo labai rami, ta prasme, tokia keista gal. O kur jin dabar? Jinai viską jo susitvarkė. Jinai susitvarkė, baigė, mačiau ten. Studijavo. Bet muzikoje vis dar? Jo, akademijoje studijavo po to jo. Bet jo, būdavo keistų etapų. Tarsi būdavo taip, kad jinai 5 ryto gal atsikeldavo, pradėdavo vaikščioti. Aš negirdėdavau, aš miegodavau, bet tokie visokie dalykai keisti. Tai aš, žodžiu, aš turėsiu patirties su belenkojo plauko žmonėje. Ypač gyvenime kartu vienam kambarį. Ta prasme, jo. Tai kaip ta modelio karjera atsiranda? Tugi nori būti muzikantė, ne? Tu svajoji būti scenai, svajoji būti dainuose, ar nesvajoji? Žinai, kaip atsiranda? Dėl to, kad Lietuvoje yra keli vadybininkai muzikiniam pasauliu. Pagrindiniai. Viską valdo. Ir jeigu kažkas nepatiks su jais, tu, nežinau, tu gali bandyti pats. Spriktų. Tu gali pats bandyti, žinai. Bet, tu turi daug labai investuoti ir kažką tokio daryti, žinai. Ir tiesiog aš supratau, kad, man nepadės, aš įrašinėjau dainas, aš stengiausi, man pasakė, kad aš talento neturiu. Nors aš viską pati sukūrus, aranžuotės, viską. Man pasakė, nedarys albumo žmogus, kuris vadybina Minetą. Tai aš nežinau, Minetas turi talentą, aš tai nežinai. Ir panašiai, ties to žiūrint. Bet, tai aš dėl to pradėjau, žinai, į Kiniją skraidyti ir kad uždirb daug pinigų, kad aš investuosiu, tai aš išleidau tą albumą, žinai, pati, žinai, ir nunešiau į rankas, padaviau tam žmogui. Bet aš ant jo nei pykstu, nei ką, nes tai šiaip aš kaip galėjo numušti, žinai, tą mano norą. Čia apie tylą šneki? Ne, neminėsiu gal. Bet jo, galėjo numušti tai, žinai, visą tą norą, entuziazmą, kai sakai žmogui. Tai aišku. Kai dar nieko neturi, ne? Jo, tu neturi talentų. Bet gal buvo tiesos kažkiek? Ne. Aš nežinau, aš galiu paklausyti albumą savo, aš dabar su savim neturiu, bet dabar dar ir nuperka šitą albumą. Fiziškai? Jo, ir dabar o kur galima rasti tavo pirko, pas mane galima įsigyti, jeigu su parašo, šiaip tai visose ten muzikinėse parduotuvėse Vilniuje yra pardavinėja. Tai CD tiesiog. Belen kokiai muzikiniai parduotuvėje nueisit, jo rasit. Ofelija. Jo, Liepa Maknavičiūtė Ofelija. Jo, taip albumas vadinasi. Tai jo, tai žinai, jeigu aš būčiau klausius ten, ar savo dėstytojo akademijai, kur amžinai sakydavo, ką tu čia kuri, ką tu čia darai, žinai. Apskritai, kaip tu gali kažką sakyti, kai tu darai meną? Tai tu nėra ten kažkoks, čia nėra kažkoks tai... Vienas būdas ir viskas, ne? Jo, ir čia nėra apskritai ta kūryba, ar ten grosi tą, ar ten, nėra gerai ar blogai. Čia nebent klasiką atlikti, žinai, gali klasikinį kūrinį gerai arba blogai, nes jau ten parašyta viskas, sustiguota ir panašiai, bet dėl kūrybos, tai žinai, nežinau. Aš žinau tiesiog, kad kol tu nebūsi Max, kol tu neišleis kokios Max dainos, kuri popins, kur visi klausys viral, tol dideli vadybininkai nesusidomės. Tu turi pats šitą padaryti Lietuvoje. Dėl to, kad, čia žiauri maža rinka, čia... Tai kol tu pats kažko neišleis tokio wow, kur visi žinos, kol tu pats nepasikelsi, tol sakau. Tai tu nusprendė eiti šito, kaip sakai, pati keliu, ne? Užsidirbti pinigų per modeliavimą Kinijoje. Irgi girdėjau, aš turėjau draugių, kurios dirbo būtent Kinijoje, būtent Azijoje. Girdėjau visokių istorijų, kad ten nieko nereikia fotkintis, tik ateini su aziečiais klube, pasitrini ir tau vos nesumoka. Žiūrėk, šitas yra irgi. Ir aš pati klubuose dirbu, bet čia neuždirbsi daug.
Okay. Ta prasme, aš kaip, žinai, kai dirbi šitą darbą, tu visada gyveni su modelis, jie ten taupo, tai tu vienam name gyveni su daug modelių, žinai, ir neturėsi kambario, kad vienas. Ir aš, pavyzdžiui, turėjau tokią savo kambariokę, kuri darbo negaudavo modeliavimo, tai jinai eidavo į tos klubus, žinai, dirbdavo, kad kažką bent jau prisidirbti. Tai vad nueini į klubą, nes šitaip to Lietuvoje nėra. Ta prasme, ten, kadangi visi azijiečiai, ten blondinių nėra nedaug, ar ten per daug gražių ten europiečių. Aš tai buvau tamsi dar tada. Nu, ar bet žinok, kad dabar man modelio agentūra ta pati parašė, kur aš skraidydavau, bet aš skraidydavau per Lietuvos agentūrą. Aš Baltic Models Agency buvau, čia geriausia agentūra Lietuvoje skaitos. Bet tiesiog gavos taip, kad išėjau po to. Tai jie man patys parašė kiniečiai, sako, you look much better blonde, ta prasme, žiauriai gerai, taip, aš gau, čia, žinai, jau nebenatūrali, taip, pofik, visiškai. Visiškai pofik. Anksčiau labai reikėjo natūralumo? Ne, šiaip, aš galvojau, kad reikėjo, bet aš po to dabar, kai pagalvoju, kad geriausiai dirbanti mergina pas mus agentūrai buvo Brazilė, kuri pasidarius krūtinės operaciją didinimą. Ir jinai imdavo visus tos apatinių rūbų trikotažo darbus ir geriausiai jinai uždirbdavo. Tai va, tai jinai nebuvo natūrali. Jo, tai va. Jo. Nu jo, tai dabar, aišku, trendai keičias, modeliavimą aš įsivaizduoju irgi, ne, iš pradžių gal ten natural, po to jau nebesvarbu ir panašiai. Tai ar tau patiko modeliavimo darbus? Jo, vienareikšmiai man patiko, bet man nepatiko, kad, man patinka visas tas procesas, tu ateini, tave ten, žinai, dažo, tave šukuoja. Tai nei ten fotkinės, bet ir žinai, kad gausi daug. Ta prasme, kad ten moka babkės, ne? Kad tu, ta prasme, tavo ta valandinė kaina, dėl to, kad tu ten fotografuojas, jau žinai, savo, ta prasme, turi, žinai, kainą. Tai kiek, galim būdavo realiai uždirbti? Čia, žinok, priklauso, jeigu tu būsi su agentūra, tai jie viską padarys, kad kuo mažiau tau sumokėtų. Čia, žinai, pasims procentų ten 50 iš tavęs. Ir taip ir dirba dauguma panelio, ne, per agentūrą. Tai sakykim, Ne, bet aš galiu pasakyti, kad aš važiavau viena, aš susiradau, aš turėjau vaikiną, realiai, kinietį, aš realiai atvariau pas jį. Taip susipažinom, jis ten buvo vienas iš tų ten kaip dizaineris, kažkas tokio. Ir aš tiesiog po to be agentūrų jokių atvariau viena, tą Kiniją ir pasiėmiau tos klientus, su kuriais dirbau per agentūras. Tai va labai blogai dariau, tarsi dėl to manęs nekenčia tos agentūros, nes negali taip daryti. Nes yra jų kontaktai, čia jie, žinai, tau juos suprantu, jo. O aš jau tiesiogiai, bet... Tipo apgauti jaučiasi. Tarsi, jo. Apipisti. Jo, apipisti, žinai. Bet kai aš taip ėjau, aš per savaitę, pasiėmiau 6 gabalus dolerių į rankas tiesiog. Į savaitę, tai čia super babkės. Ne, į savaitę, čia vieną kartą buvo, nes aš tiesiog, žinai, per savaitę visą sezoną fotografavau. Ruduo, žiema, ten, žinai, vasarą vis, taip, ryte ateini, iki vakaro fotkinė, žinai, kitą dieną vėl. Tai va, tai jo, man į rankas davė tiek. Kai su klientu tiesiogiai. Bet čia, žinai, šiaip, jeigu tau gerai suderys agentūrą kontraktą, ir jeigu tave agentūra myli, rūpinas, nori tau karjerą padaryti, žinau, nes aš su amžinatelis tokia Dovilė buvo, kuri iš balkono Klaipėdoje buvo incidentas, kur ar nustumė, ar nušoko, neaišku. Tai aš tiesiog žinau, pažiūrėjau, kad jinai buvo labai perspektyvus modelis. Jo, labai, žinai, gaila buvo, man irgi pačiai šokas buvo, kas žinau, kas vyko. Tai jinai, pažiūrėjau, tenai Milane, ten visur ant podiumai, taip. Tai, pažiūrėjau, jos jau kontraktas buvo toksai didelis, tarkim, 10 000. Jinai, ta prasme, ten kažkokias turi sąlygas atlikti, ten kažkiek darbų padaryti. Ir jeigu jinai padaro, jinai gauna $10 000 tiesiog savo. Super, tai paneliai ten be diplomų, visą kitą, tik tai pasifotkinti, ne? Jo. Čia super. Bet žinai, čia yra... Bet čia vienetai, nesakai? Ne, čia gali, čia priklausoma kaip suderins agentūrą Lietuvoje. Arba tu tiesiog vienas skrendi, nežinau. Gali ir vienas skristi. Bet, sunku be kinų kalbos, žinai, tenai. Nes jie labai sunkiai anglų kalba, žinai. Tai tikrai sunku be kinų kalbos ten būtų. Ta patiko šiaip Kinija, aš daug kas girdėjęs apie Kiniją. Aš ir Korėjai buvus, ir Kinijai. Korėja dar geriau gal net, ne? Korėjai.
Ne? Sudėtinga. Nelabai man, žinok. Ta prasme, darbus turėjau žymiai kokybiškesnį rūbai, viskas ten jau eina tokia kokybės max pas juos, labai jie pedantai ties tuo. Ir aš netgi filmavaus pas vieną benzino, kažkoks yra reperis, kuris labai žinomas, ale. Aš ten pamenu, skridau lėktuvo atgal į Lietuvą ir sakiau, kad vas pas benzino reperių filmavaus ir tokia starės, oh my god. Nu tai ten šiųjų kažkoks mega žvaigždė, aš pasiklipę filmavaus, bet nežinau, kur tas klipas, nieko nežinau. Tiesiog, tai tenai tokių, nežinau, Hyundai, pavyzdžiui, fotografavaus. Ten Hyundai turi savo ten rūbai ir panašiai, ta prasme. Ta, kur mašinos ale, Taip. bet tenai jo, ten visą fotosesijos darėm. Tai Rūbų ten, turi dar. žinai, daugiau gal, nu, pavyzdžiui, Kinijai Šeinas irgi gan populiarus neimas yra rūbų industrijai. Bet, ta prasme, Kinijai, sakau, karjeros nepadarysi kažkokios pasaulinės, visiškai. Ten atskiras pasaulis, ten kaip Indija. Bet tu Čia Kinijai kaip yra gali... Indija, kaip yra Kinija, nu, žinai, tokios. Jo, bet tu gali Kinijai įsitaisyti kaip žvaigždė, ne? Ir ten Nu, pakankamai gali, viskas. Tengi bet- milijardas žmonių. Gali, jo, ir gali filmuotis į mano ta pati kolegė, kuri dirba modeliu Rusijai, jinai išmoko kinų kalbą, ir aš mačiau studijavo netgi Kinijai, aktorinį. Mhm. Tokiam lygiai ir filmuojas. Ir tu turėsi darbą dafį. Nu, ir jeigu dar plus išmoksti kalbą. Ten gali tiesiog nuvažiuoti ir ten turėsi darbą visada, pinigų krūvą, visko. Žinai. Bet tai va, Bet tarp kinų gyveni, ne? Nu, tarp kino, aš sakau, pas mane tas kinas, kur turėjau vaikiną, jis tasai, tipo, kūrėm šeimą, čia turim vaikų jau, tipo, viską čia, žinai, nu, tipo, jie turi šaibų belenkiek, nu, tipo, vieni labai neturi šaibų, bet kas turi šaibų, tai turi, žinai, tų šaibų. Bet, nu, tipo, nu, ne, nu, ta prasme, Nenorėjai. nu, ne, nu, sakau, kur aš noriu gyventi Holivude, Amerikoje, aš noriu studijuoti, aš blockbusteriuose noriu filmuotis, pas mane kitokie tikslai, žinai, aš noriu va tai varyti, tipo. Nu, bet Jackie Chaną, žiūrėk. Bet žinok, aš turiu, tipo, juokiasi iš mane žmonės, čia nori Holivudą, bet šiaip tai, jeigu nueiti Linden Singer, pažiūrėti, nes mano dar vienas neimas yra Linden Singer, Spotify'ui, Believe in Love dainą man parašė Michael Jacksono dainų autorė, kuri parašė dainą Man in the Mirror. Žinai? Man in the Mirror. Nu, žodžiu, ten žiauriai populiari daina. Ir ta pana su Michael Jacksono dainuodavo koncertuose. Supranti? Tai tipo... Augi, iš kur tu ją radai? Tai aš jau esu Holivude. Come on. Jo. Ir žodžiu, ir Čia šitą dainą. jo, ne? jinai parašė. Man in the Mirror. Jo. Ir šiaip ta daina, aš nedariau jokio promo kažkokio, jinai užsienį automatiškai Spotify pradėjo, mačiau, kad visur grojo užsienio šalyse. Nes matomai žinomas vardas, Saida Garrett. Pas mus, aišku, čia Lietuvoje, apšė turbūt net kas tas Holivudas nelabai žino, žinai. Tai... Ir Holivudo... Kas čia per Holivudas, tipo, panevežėčiau pasakyti. Na, aš nenoriu, čia nieko neturiu prieš, bet, tipo, viskas okei, bet, tipo, aš įsivaizduoju, nu, maža miestelė augant, nu. Tai. Bet šiaip Holivudas, jeigu ką, žinokit, yra, vat, visi kino didžiausi filmai, kuriuos matom, blockbusteriai, ten visokie superhero, tai čia yra Holivudas. Ir mano tikslas yra būtent ten ir dainuoti su mega žvaigždėm. Bet Holivudas The Weeknd. asocijuojasi labiau, taigi, su būtent filmais, ne? Ne su muzika. Nu ir muzika. Viskas. Viskas, Nu, ta bendra, nu tai kaip. Holivudas yra vienas. Los Andžele, ne? Yra ta visa erdvė, visa Miestelis, ne? miestelis. Su savom taisyklėm. Su savom taisyklėm, su visais. Ideologija iš tikrųjų. Su kuriamais filmais, su kuriamom dainom. Tai kaip patekti ten? Tai gerai, aš suprantu, ko tu nori ir pas tave yra, sakykime, Kontaktai. pas tave yra ir kontaktų, ir yra jau įrodyti ir dainų, ir Bet va, video, ir matai, visą man kaip važiuok, kai žmonės kalba, o OnlyFansinė, o tu matai, kiek aš darau dalykų. Ir tipo, ir man biški gaila, kad tipo, jinai OnlyFansinė. Kad nuplauks. Mane aš klube, žinai, mane atpažįsta, būna, sako, ai, čia ta OnlyFans, Ofelija OnlyFans. Ir tipo, A tu norėtum iš muzikos? aš daug ką darau, be šitų, žinai, OnlyFans, aš, ta prasme, tiek daug dalykų darau. Ta prasme, aš šitą projektą Holivudą dariau, nu, tipo, su vaiko tėvu darėmės, viską, žinai. Bet kadangi jisai nelabai jam seka su verslais ir panašiai, tai ten, žinai, jam
nelabai einas tas O pati ar projektas. gali tiesiog? Jeigu aš turėčiau šaibų, aš tau dabar taip realiai pasakysiu, nes aš kontaktus turiu. Jeigu aš turėčiau šaibų, normaliai ten, kokį 30 štuką neatsidės klipui savo dainos, tai aš galiu gauti klipą su Mišelė Rodriguez iš Greiti ir Siūtė. Žinau. Jo. Ir Kad aš- jinai filmuotus pas mane. Ir gal net galėčiau, žinai, ten... Tai nes jai sumokėsi 25 Aš bendravau su žmogum, kuris filmavo Lanos Del Rey Summertime Sadness klipą ir su Lana Del Rey daug laiko praleido, žinai šitą atlikėją. Lana, aišku, žinau. Nu. Vokiečiai? Vokietija? Ne. Lana Del Rey. Nu, aš jungiu dabar Michelle Rodriguez. Before you go, summertime sadness. Jo. O tai jinai ne Amerikan. Nu čia žinai. Aš žinau ją, jinai labai populiari radijai. Ne Vokietija čia. Ne Vokietija, ne Ne, Vokietija. čia Jo. Hollywoodas, nu. Aha, Come on. aha. Tai, nu, bet čia yra milijonai. Jos tėvas yra milijonierius. Ir čia yra milijonai kišti šitą projektą jos. Tai, žinai. Tai dėl to ir populiari galvo. Nu, tai čia yra milijonai, tiesiog. Čia yra šitas biznis. Reikalauja tiek daug investicijos arba kontaktų žinojimo. Čia yra arba sėkmės. Čia yra toks amžinas vargas. Tiesiog, taip sakant. Jo. Nu, nes daug kas netgi Amerikoje iš kitų valstijų ir miestų važiuoja vien tik į Los Andželą ir Jo, kad Kaliforniją. prasimuštų ir labai daug menininkų atsiduria tiesiog gatvėj, palapinėse, žinai, taip ir nieko nepadarė, nusinarkašina ir panašiai, nes supranta, kad vapšė neįmanoma, žinai, kad tiesiog, arba tave rejectina pastoji per castingus. Tai va, bet aš mano tikslas šiaip Amerika, bet aš, ta prasme, aš turiu anglų kalbą, belenkai gilinti, ta prasme, nes pas mane anglų kalba prastai. Jo, Mokyklai labai nesimokiau normaliai. tai dabar Nes gal... viskas menais buvo, tai anglų kalba. Bet žinai, dažnai teisės. reikia aktorių, kurie šneka angliškai su akcentu. Žinok, ir aš filmavau Anglijai vienam filme, mes pradėjom jį daryti, bet ten buvo piški problemų, bet čia profesionaliai padarė, aš ten įkėlus irgi yra Ophelia film, ta prasme, YouTube galima pažiūrėti tokia ištraukos iš to filmavimo. Tai jiems būtent reikėjo tokio personažo, mergina iš užsienio, žinai, atskridus į Angliją ten. Būtent su akcentu ir Jo. Bet žinai, jeigu blockbusteriai pagrindiniai filmai, tai Tai ką? Tai Džaukeris reikia... ir panašiai, tai tu turi belenkai mokėti anglų. Vien vat būtent, kad reikia anglo, ne? Ir kad skambėtų gerai anglo, ne tik Turi kad... skambėti, jo. Turi be akcentų. Aš žinau, kad dabar ir pačios mūsų aktorių agentūros išvažiavęs yra tas vadovas, vienas iš vadovų gal irgi bando laimę tenai gyvena. Pats šitasgi išvažiavęs, nu, tas režisierius dabar. Saulius? Saulius, nu, kur kažkada man sakė, kad aš neturiu perspektyvų ir panašiai parašė žinutę, aš kėliau šitą Facebooką savo. Pasakė, kad aš kažkokia tipo vaidinanti nežinau, kaip jis ten mane išreiškė negražiai, ta prasme. Irgi aš kaip jauna labai buvau, tarsi siunčiau jam kažką klausyti dar klipo ir tipo toks bandymas būti kažkokiai, kažkuo, jis man rašė. Tai sunkus verslas, ne? Oi, Verslas, kuris reikalauja tave kaip minimum išgirsti milijoną ne iš pradžių ir galbūt... Oi, ane? Sėkmės, pinigų, pažinčių, verslas, Tai psichologijos. ne talento. Ne, absoliučiai. Aišku, gerai, kad yra tas talentas, ir, pavyzdžiui, aš vis tiek renkuosi ir klausyti žmonės, kur aš žinau, kad yra talentas. Man, pavyzdžiui, gal dabar supyks man žmonės, bet, pavyzdžiui, kokia Taylor Swift, man neturi jokio talento. Jinai dainų nekuria, man jinai tiesiog, man šlykštos klausyti, man nepatinka, man yra kažkoks dirbtinumas ir tu girdi tą. Pavyzdžiui, Lana Del Rey, žinai, kad jinai kūrė ten viską, pati rašo tekstus, filosofiją studijavus ir tie tekstai gilus gan. Ir, ta prasme, jaučiasi, aš jaučiu, kur žmogus turi talentą ir aš gal labiau klausysiu to žmogaus, bet yra tikrai tokių, kurie pramušiami pinigais, pažintimi ir panašiai, žinai. Tai o pinigais yra faktas, kad tu pateksi į Hollywoodą, ar irgi ne faktas? Ne. Irgi ne faktas, net jeigu tu turi stogą milijoninę, ne? Nemanau. Gal bus geriau, bet gal pažinčių neturės. Ir apskritai, ten yra tokia, kadangi mes buvom atvežę žmogų iš Hollywoodo, kuris coachina Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, jis ten
buvo vėlgi man buvo pažadėta, kad jisai mane ten vos ne superstar padarys ir panašiai, bet ten gavos, tipo, Ir daug pažada, tu tada pradedi svajoti. jo, Ir po to jo. tai... O Dieve, patikėjau, jau man mokyklai, kai pažadėjo tas vadybininkas Lietuvos, kad čia, ai, nu čia, žinai, čia padarysim, čia viską, tu stengiasi, tu tiek daug susikoncentruoji į tą, žinai, ir po to pasako, ne, aukštai. Tai va, tai jo, mes buvom tą parvežę, tai žinai, esmė gal yra dar ir charakterio savybės. Nes jie nemėgsta tokių Išsišokėlių su savo... susireikšminus ten iš tikrųjų. Jie nori, kad tu sakytum oką, ne? Nu, Viskam. tu turi draugiškas būti, tu turi optimistiškas būti. Jie, amerikiečiai iš vis pas jos optimizmas. Tu tipo tik būk, aš suprantu, aš su amerikonais bus normaliai daug laiko praleidus, nes Kinijai labai daug amerikonų yra iš tikrųjų. Kur pažiūrėsi pasaulis, važinėjai, niekur to amerikonų nėra. Tikrai nėra, Europai jų nėra. Aš visur prakeliavus, jie nebūna Europai. Bet vat Kinijai jie yra. Kinija yra netgi bendryje visa juose. Ir jie yra tokie, kad life is good. Life is good. Čila, ne? Chill, tipo, jie Ne, tie gali... patys bomžai ten čila, ne? Visi. Visi chill, tarsi. Visi chill. Jie, kaip pas mus ten gali pavartot, ne, prasidės panika ir panašiai, jam čia kaip saldainį, tipo, chillas, tipo, jokio grūzo. Ir, tipo, jie nesupras, jeigu tu būsi grūzinatis kažkoks piktas, visiškai kitokią kultūrą, žinai. Sakys, netinki į grupę. Tu gali ne tą žodį, ne tą sakinį pasakyti, ne taip, nenusišypsot, kada reikia ir viskas tave, žinau, mes. Labai čia, žinok, Etiketas. labai čia Lietuvoje lyginti etiketą ir užsienį. Bet tada tu biški fake tampi. Aišku, jeigu jau patenki, jeigu jau prasimuši, nes, nu, ką, visi tie aktoriai holivudiniai, tu matai, kad kai kurie nusižudo, kai kurie neišlenda iš namų, kai kurie turi psichinių problemų, kai kurie gamblingą, po to Brad Pitt, Angelina Jolie visą laiką vaizduoja, kad graži pavyzdinė šeima, sužinai, kad ten apšė daug. Tai pavadinkim, tai daug feikinimo, bet aišku, aktoriai, nes aktoriai ir yra tokie, aš turiu sufeikinčiam vieną, ir tada jie visi vienoj krūvoj turi matyti eiti tą vagą, ne? Bet čia žinok visam pasauliu. Labai daug. Jo. Ir ta prasme, pažiūrėjau, man šiaip asmeniškai pasakysiu, kur man buvo sunkiausia gyventi, nes aš sakau, aš 28 šalyse buvus, 5 gyvenau. Kur man, galiu sakyti, kur man sunkiausia. Tai Kinijoje gyvenai, Anglijoje, Lietuvoje, kur dar? Tai dabar vardinti visas 28. Ne, 5, kur gyvenai. Ai, kur gyvenau. Tai, nu gerai, Kinija, Lietuva, Anglija, Slovakija, Kinija, Lietuva, Anglija, Slovakija. Kas dar? Dar viena. Kažką. Nu, problem, supratau. Man įdomu irgi. Nes, nu, nukeliauti porai savaičių irgi. Ispanija. Labai daug laiko praleidau. Tai va, jo, nukeliauti, pabūti, aš čia neskaitau, kad 2-3 mėnesiai, žinai, ar 3. Aš ne, kai keliauju, aš ilgai būnu. Bet jeigu metus laiko jau gyveni, tai aš skaitau, kad gyvenai, žinai. Bet galiu pasakyti, kai buvau, ten bent jau mėnesį visada būdavau. Sunkiausia buvo man Korėjai. Žiauriai sunku. Ir ne veltui Korėja yra prie tų viena didžiausių prie savižudybės. Žinai, Korėja. Korėja, Japonija, to šalis, nu... Žudo žmonės ten? Žudosi. Vienos iš tų šalių, kur daugiausia žudosi. Nu, Korėja tikrai mus lenkia pasaulinio masto žiūrint. O kodėl galvoji? Labai šalti žmonės, labai viskas strict, ta prasme... Tokie nelinkę ten susidraugauti ir panašiai, gatvėj ten neužkalbinsi žmonių, jie pažiūrės tave tiesiog. What the fuck, nu, taip, ką čia darai, žinai. Šypsos? Ne, jie tokie labai, nežinau. Robotiniai ir tokie viskas tiksliai pas juos turi būti. Darbingi jaučiu, produktyvūs, ne? Jo, bet neveluoja. Jie labai turi atskirai ten, jeigu darbo valandos jau nebėra, viskas, jie su tavim nebendraus apie darbą kategoriškai. O po to nueini, į tie šalti keisti žmonės tokie, ne? Ir po to nueini į kokį klubą ir jie turi tos karaoke partiją, ne? Ten labai... Čia Kinijai daugiausiai. Kinijai. Korėjoje bet šiaip aš nelabai klubuose tūsinau Korėjoje, bet Kinija visai kitaip. Kinija, va to ir skiriasi, ten Kinija, kaip žinai, kažkoks tai kultūros, jeigu atžvilgiu žiūrint, koks būtų, žinai, ten tipo
Panevėžys, ten tipo Šiauliai, tipo relaxas, visi atsipūtę, kas ką nori, tas tą daro, žinai, tipo, o jau tipo Koreja, ten Japonija aš nebuvau, bet galiu sakyti, kad Koreja tai ten tipo labai aukštam leveliu viskas aprang. Negali išeiti į gatvę, bet kaip apsirengę, žinai, panašiai. Tai va, tai ten man buvo labai sunku, psichologiškai jautės tas toksai. Kad nepritampi vapšė. Iš darbo, man žinai, va tai būdavo, sakydavo, Liepa, tu per daug kalbi. Mes važinėjom po castingus, mašinai sėdėm ir tipo nekalbėk tiek daug, tu per daug bendrauji. Iš castingos tie, castingų vadovai, žinai. Po to ten tu turi rengtis dažniau. O po to... Tu per daug su ta pačia suknelė į castingus važiuoji, tipo renkis daugiau, čia nehigieniška, žinai. O po to nuvažiuoji į Angliją po mėnesio, ten sako, ko tu tyli? Gali daugiau šipsuotis, gali daugiau kalbėti. Jo, aš šitą nelabai. Nu, ne Anglijoje, Amerikoje. Amerikoje. Nu, turiu omeny, kad toks skirtumas, ne? Kur vienur jie nori, kad tu ten tylėtum ir darytum darbą, kitur. Mane tildydavo. Bet pavyzdžiui, o lengviausia tai Ispanija. Nu, relaksas. Totalus ten. Aš nežinau, aš taip atsipalaidavus būtent. Aš Lietuvoje daug daugiau įsivežus esu negu Ispanijai. Man ten siaubas, jie tokie išplaukia, žinai, jie darbuose, jie ten šneka tarpusavį, tu gali eiliai prastovėti ilgiausiai, nes ten gal tarpusavį šnekės darbuotojai, ten, žinai, tu ten miega dieną, ten, žinai, tas siestas jau ten, tiesiog, jie su pižamom vaikšto žmonės, relaksas visiškai. Žiūri, tam ir reikia pakeliauti, ne, kad suprast, kad yra skirtingos energijos, kad kur tau labiau tinka, tai kur tu save labiau pagal savo stilių matai gyvenant, ne Lietuvoje. Aš nežinau, dabar esu Lietuvoje, aš nežinau, man patinka, vis tiek ta kalba viskas gerai yra, žinai, bet aš norėčiau Lietuvoje kažkaip, nežinau, aš noriu susiimti, dirbti ir aš noriu daryti koncertus normalius, žinai, aš tikrai žinau, kad aš daug praleidau tam, aš daug praleidau muzikai, žmonės iš vis neįstudijavę, tas dainas kažkaip sukuria, jos išpopina ir ten, žinai, eina, daro arenas, jie nestudijavę, jokių ten pianinų, klasikų ir panašiai, aš daug daugiau turiu bagažo muzikinio už juos, supranti, ir aš kažkaip jaučiuos neišklausyta, neįvertinta ties tuo. Ta prasme, nes aš žinau, kad, neįvertinta. Tai gal dar laikas neatėjo, vis tiek kantrybės, tai reikia šitam versle, ne? Matai, aš ir angliškai daug kūriau, bet jo, norėčiau Lietuvoje kažkaip pagaliau su dainom išpopinti ir pradėti normalius didelius koncertus daryti. Tai gerai, bet OnlyFans tau dabar padeda išlaikyti tave ne finansiškai, pavalgyti ir panašiai vaikas, nes pagalbos jokios neturiu, žinai. Tai visgi OnlyFans iš tiesų galima iš OnlyFans išgyventi? Aš OnlyFansus turiu beveik 3 metus berods. Aha. Princess Linden. Jo. Aha. Ne, žinok, aš neturiu tavo OnlyFans, aš tik atsidaręs tavo tą biografiją. Labai pošlas kontentas parašyta. Ir sirenos. Tai ką ten pošlaus galim rasti? Nežinau. Visko, ko tik nori? Žinai, aš manau, kad pagal lietuvių mentalitetą, kai tenai tu apsirenk, va dabar, neapsirengusiu kažkiek atviriau, jau jiems jau čia yra pošla, jau tipo. Žinai, čia žiūrim pagal ką žiūrės. Pagal amerikonus, tai gal ten pošla jau yra, jeigu visiškai ten Noga. Porno ar ten kažką darai. O jau pagal lietuvius. Pagalvoji apie porno? Nes vaidyba, OnlyFans. Nežinau, kažkaip. Vokietija. Nežinau. Nežinau. Kažkaip. Aš neturiu nieko prieš, pasakysiu. Aš iš vis prieš nieką neturiu nieko prieš. Žinau, kad žmonės turi prieš tą darai ir panašiai. Aš neturiu nieko prieš. Nes, pavyzdžiui, dabar amerikietiškam Euforijos serialį išpopino vaidina mergina, kuri daug metų filmavus porno. Ir jinai suvaidino labai ryškų personažą. Po to ją pradėjo kviesti visokio podiumai, ta prasme, Gucci ten ir, žinai, Prada, visokie tokie, dirbti ją modelių, žinai, ir visiškai nusišikti visiems, kad jinai ten porno dirba. Kad jos tenai yra, kad tai vesi ten, žinai. Kas čia? Ras XXX ten jos. Jo. Žinai. Bet jinai išpopino, sakau, jinai modelių dirba, jinai Euforijai ten vaidino personažą ir tokia Chloe Cherry. Tai va, tai, žinai,
Tai yra šansų. Nu, jinai Bet ar tiesiog, tu va, norėtum? Jinai tiesiog šaibų daug pasidarė ir toliau galėjo savo karjerą vystyti. Ne, aš nežinau, tiesiog gal stereotipiškai sunkiau būtų. Nežinau. Aš nežinau, realiai. Nežinau, kaip bus. Nežinau. Ne, bet aš, žinai, Lietuvoje iš vis tos industrijos nėra, tai ką čia. Nu jo, ir dar su Gerda mes šnekėjom, jin sakė, kad tipo net nelegalu. Taip, Lietuvoje nelegalu. Tai kaip jūsų draugystė su Gerda? Real? Nu, real. Aš nežinau, kiek jūs laiko bendraujate. Ilgai. Jau ilgai, tarsi, dar prieš tai vaiko neturėjau dar. Mm. Nu, tai čia jau kokie 7 metai. Vakar Gerda sakė Instagram'e, kad bučiautis. Kaip Gerda įvertintum? Gerai. Gerai bučiuos? Jo, gerai. Viskas gerai, bet jinai nebijo. Tai savo. Ko nebijo? Jinai nebyra, nebaseksuali. Merginos nepatinka. Aš suprantu jo, bet pasibučiauti. Nu. Aha. Labai, supratau, viral eina tas bučinys. Tai yra video? Sekėjai eina. A kur video? Tai įkėlė ten, tiesiog istoriją įkėlė ir jau pradėjo kelt, mačiau, ten tik tokia prikėlė žmonės ir panašiai, Discord'e visur. Nu, aš pažiūrėjau, aš tik mačiau, kad jin pakomentavo, bet jūsų bučinio Ai, tai nežiūrėjai. Dar nemačiau, Tai galiu parodyti. Parodyk. Palauk. Nu jo, tu ten įnėrei geriau, giliau, Gerda biškį tokia buvo pasivaizdžiai. Aš jau patirties. Man tai patinka, pas mane anksčiau. Patirties, žinai. Aha, nu bučiuotis tai vis gali. Nu nors ne visi. Nu, žinai, aš tiesiog jau. Atsibučiaus. Jo. Su panom ar su bachūrais daugiau? Nu, daugiau su bachūrais, bet ir su panom. Nu, pas mus anksčiau buvo madinga tusovkėse, ten vieni su kitais laižos ir panašiai Klaipėdoj. Jo? Aha. Va tai va būda, ne? Nu, bonkė, sukam bonkę arba pradedam rūkyti. Nu, jau dabar tokie nelabai vyksta dalykai. Jo. Bet žinau, pas mus, kai mes ten pradėjom, nes ten, jo, ir dar su bachūra aš ten biškai laižiaus, tai tipo ten, galiu pasakyti, tam tūsę mes tiek dėmesio gavom, kad... Tai kad dvi panos buvo, ne? Ne, nu tai, žinai, ir atpažino labai daug, kas jau fotografavosi ir stebėjo, ką mes ten darom, nes mes, ant scenos sėdėjom, žinai. Tai ką dar galime iš tavęs išgirsti būtent Lietuvoje ar pamatyti, pavyzdžiui, 2024 metais? Ar turi kažkokį planą, ką veikti? Nes dabar populiarumas tavo greičiausiai yra didžiausias Lietuvoje, ne? Čia YouTube'ai džengo. Aš nežinau, nes aš šiaip, nu, aš nežinau, žinai, tas populiarumas toks dalykas, aš, pavyzdžiui, 12 klasį mokyklai, kai mokiausi, aš kiekvieną dieną ėjau filmuotis Wunderkindai LT laidoj, sekmadieniais į LRT. Mane pastojo rodydavo televizijai, žinai. Bet aš net Instagramą neturėjau nieko. Ir buvai briunetė, tai tu briunetė kitaip atrodai. Dabar tu Britney Spears. Aš tą šou laimėjau, žinai, iš vis, aš Grybauskaitės raštą padėkos gavau. Grybauskaitė net susitikus buvau, tipo, aš turiu ten tas diplomus, viską. Tai va, OnlyFans gali su Grybauskaitė. Nu, jo. Čia, žinai, toksai, tas populiarumas, toks dalykas dabar, kiek tu pats įdėsi, kiek tu dirbsi toj socialiniai erdvėje, kiek tu pats rodysi ir panašiai, žinai. Arba, tipo, tu turi menedžerius, eini telekė, dalyvauji ir panašiai, tai va. Bet, nu jo, nu šiais mėnesiais tai tikrai tokios laidos buvo, kur tikrai negalvojau. Iš vis, ar kada nors aš gavau, kad srovės laidoj mane pakvies. Prieš srovės laidą. Didelė laida. Nu, didelė, nu, tai aš pati jau vaikystėj žiūrėjau. Aš irgi. Nu, ir ta prasme, kad tokiai laidoj būsiu. Tai jau parodė? Savo istoriją. Jau parodė? Jo, aš biški dariau live Instagram'e, yra biški kaip per teleką. Tai va, o šiaip su 24 metais. Tai va, taip filmuojasi filme. Dabar... Bilietai jau yra, Vokietijai skrisiu. Jo. Kada skrendi? Balandį. Kiek būsi? Nežinau. Nuo 8-14. Tai va, o šiaip jo, nu tikiuosi va su koncertais viskas bus gerai. Tai dar nesidarius nei vieno. Pas Viršilą dainų, kad su Viršilą koncertų nedariau. Jo, tai kada bus Vilkaviški, mačiau, ne? Nu, Vilkaviški bus, sakau, piktas. Dabar dar pažiūrėsiu šitą podcastą, iš vis bus piktas. Tai kada bus? Aš čia kalbuosi, ja.
Jis šiaip toks, aš jam sakau, kodėl tu toks piktas. Sakau, nusiramink. Viskas okei, nu, tipo, nebūk toks piktas. Viršilo ko toks piktas. Ne, nu rimtai, aš nesuprantu. Aš nežinau. Čia jis buvo pas mane, porą kartų jis buvo nepiktas. Buvo podcast'e? Buvo podcast. Ant manęs jis piktas. Jis sako, ką tu čia darai, tu turi talentą, ką tu čia nesąmonės keli, čia ką tu čia su kažkokius, ten, žinai. Nu. Tai va, dabar. Aš suprantu, daug kas iš žmonių galvoja, ką tu čia kažkokius papus rodai ir panašiai, tipo, jeigu tu turi talentą, tu dainuoji, ką tu čia darai, žinai, aš suprantu. Tai okei, duokit man šaibų daug. Aš nieko nedarysiu ir, tipo, kursą. Aš tik dainuosiu. Nu, davai, nu, jeigu, nu, o tai kaip, ką man daryti? Tipo, eiti dabar į ofisinį darbą, dirbti už ten ką. Kaip pianino mokytoja už 700 eurų gaučiau. Vau. Tikrai galėsiu pasiekti savo karjerai daug ko. Už tiek. Pakeliaut galėsiu viską, žinai, pasieksiu. Bet va, tikiuosi, mums paeis viskas su mūsų. Tai kada bus? Aš labai matau gan perspektyvą mums dviese. Kodėl? Paaiškinsiu. Nes mes išleidom vieną dainą, kol kas jinai labai išpopino. Nu, toks daug peržiūrų turi, klipas fainas. Todėl, kad mes labai skiriamės su Viršila. Nu, aš tokia gal, nežinau. Jis berniukas, tu mergaitė? Aš taip žiūriu viską rimtai, gan pas mane stilius muzikos gan toks liūdnesnis yra, pas jį viskas, okei, tipo, good vibes, tipo, ir man šiaip reikia, kad šalia būtų toks žmogus, kad aš visiškai nenusidepresuočiau su muzika ir į tą visiškai tamsumą nenueičiau. A, buvo koks romanas su kolega Viršila? Ne, nebuvo. Aha. Aš tai sakau, man, ne. Tai kada Vilkaviškį, vis dar neišgirdau, kada galim jūs išvysti Vilkaviškį ir kur? Taip. Jo, ir... Vilkaviškį, ten kažkokias sporto, kažkas ten. Aha, ir centre. Kada bus? Šitą vasario 3. Vasario 3. Tai šitas išeis epizodas iki vasario 3. Jo, tai gerai, galėsit ateiti į koncertą, nusipirkit bilietus, taip. Tik tai jo. Galim mus gert? Aš įmesiu dar linką, nes, kaip sako, dažniausiai tas bilietų pirkimas savaitę prieš. Tai va, tiesiog, kam bus įdomu, sekit mane Instagrame, Ofelija Linden ir stebėkit, kada įkelsiu dėl bilietų. Tai va, galima bus gert, galima. Galim bus gert. Gerkit, uostykit, darykit, ką tik nori. Svarbu šokti, ne? Šokit, tūsinkit, žinai, bus geras vaibas ir panašiai. Ir aš tikiuosi, kad čia nebus toks vienas, nežinai, ir Vilkaviškį kažkur čia taip toli, aš net nežinau, kur jis yra. Žinau, ir aš pažiūrim. Čia Marijampolė pasirodo, aš nežinau, kur tas Vilkaviškis. Nu tai va, tai gal kitais metais bus neša ir su Viršila padarykit dainą Eurovizijai. Aš noriu daryti kažką linksmą, žinai. Nu. Pas mane čia buvo koncertuojančių linksmų. Noriu ten tūsas, vis festivalis, varom mes, linksmai, žinai, kažką tokio. Noriu kaifuok, apie nieką negalvok, nes gyvenimas tik vienas ir jis supistai gražus, kažką tokio, žinai, kaifuok. Kokią rekomendaciją duotum būsimoms mamoms arba dabar, kurios yra vienišos mamos? Ai, čia grinai, ne? Būsimoms. Čia grinai jo, vat. O būsimoms vienišoms? Būsimoms vienišoms, jo, kurios visiškai be vyrų nieko. Kurios galvoja, kad bus su vyru ir tas vyras apipis. Kurios nesitikė, dabar jos gal planuoja vaiką. Bet jos po 2 metų. Su vyru dar yra, ne? Jo. Ką aš galiu pasakyti? Svarbiausia, apskritai, ką aš noriu pasakyti, jau santykiuose ir kad kai turi vaiką ar laukiasi, negalvoti apie tai, kad ten viskas, jau mes, kaip aš, žinai, man sunkiausia, asmeniškai pasakysiu, man psichologiškai sunkiausia ir aš verkdavau ir dabar dar verkiu, ta prasme, dažnai, nes, žinai, tu tiesiog myli žmogų, tu gimdai vaiką, tu galvoji, viskas, mes turėsim šeimą, mes čia visam gyvenimui, tu atradai savo žmogų, visi kartoja, tu atrask antrą pusę, visi kalba, ne visada antra pusė, tavo antra pusė ir panašiai, žinai. Ir tu taip užsiciklinęs esi, kad, surasti savo antrą pusę. Ir čia atrodo, radai antrą pusę ir pradeda vykti visokie dalykai ir tu nesupranti, kas čia vyksta, kaip taip gali būti. Taigi tu myli tą žmogų, žinai, atrodo, ir jis tave turi mylėti. Taigi kartu turit vaiką. Man sunkiausia buvo tas, kad supras, kad jeigu tave,
iš vis supras, kad tave paliko. Nes dar iki šiol aš negaliu suprasti, kad tikrai čia mane paliko. Kad va taip tiesiog. Aš negaliu suvokti to. Kaip taip gali būti? Taigi mes čia, žinai, planas buvo, kad kartu viską žiūrėsim. Taigi čia ir tavo vaikas, žinai, čia ne tik mano vaikas, taip, negali būti. Turėjom siekti visokio karjeros dalykų, Hollywoodas ir prašiai, žinai. Tai gal suvok, kad, nežinau, suprast, man sunkiausia buvo, kad wow, tai dabar aš čia nebebūnu su to žmogum. Ir tas vaikas man čia primins tą žmogų visą gyvenimą dabar. Visą gyvenimą, žinai, pažiūrėsi tą vaiką ir vėl tas žmogus nebijoti to. Tursime, palaipsniui, viskas bus, nekilti depresijas, nes neužsiciklinti ant to, gal, žinai. Ir vienišoms, nežinau, kažkaip nesureikšmint to, kad jeigu ir tapsi vieniša mama arba esi vieniša mama, neužsiciklinti ant to. Viskas įmanoma ir iš tikrųjų, ir gal neužsiciklinties Lietuvą. Aš nebūsiu kaip ten Maibakas, sako, oi, čia tipo viskas sušiktai Lietuvoje, čia skriskite, emigruokite, aš neskatinu, bet rekomenduoju tikrai pamatyti daugiau pasaulio ir suprasi, kad ten gal tos problemos, kurios čia tau Lietuvoje atrodo nepasiekiama. Bet labai sunku keliauti yra, kai yra vaikas naujagimis. Tikrai aišku, įmanom, bet ta prasme tai yra ekstra. O įmanoma, nes aš pati užsienio, aš realiai viena buvau, aš suradau ir auklę, tenai vos nebeveik uždyką žiūrėjau, ir draugų susirandi. Žinai, aišku, priklauso koks tu žmogus. Bet tikrai atsiras tokių žmonių gerų, kurie tau padės, linkę bus padėti. Tai, viskas įmanoma, yra šiaip žymiai sunkiau, bet viskas įmanoma ir tiesiog gal nelinkti tą depresiją, neužsiciklint, kad tave paliko, kad tu viena esi, kad dabar, kodėl tau taip turi būti, žinai. Ta prasme, visko gyvenime būna, žinai, tu nemiriai, ta prasme, gyvas esi, žinai, vaikas gyvas, viskas okei, tiesiog gyveni, darai, stengiasi kažkaip galvoji. Kokią žinutę nusiustum vaikui, jeigu jis netyčia žiūrėtų po 10 metų ir jam 14 metų ir sako, įsijungsiu mamytę ir tai va ir žinutė jam į ateitį. Mergaitė savo, jo. Mergaitė. Ką aš galiu pasakyti? Nelengva buvo, žinok, tave augint, patikėk, visko buvo ir pikta buvo ir verkiau, bet, vis tiek stengiausi kažkaip. Stengiausi daryti, ką įmanoma, žinai. Tiesiog, ne. Nepadėjau ant tavęs. Matai, ta prasme, netidaviau kažkam. Aha. Ir pati auginu visą laiką. Realiai. Tai, nėra lengva. Ką aš pasakysiu, nėra lengva ir daug ašarų buvo. Ir šaunuolė, ir single mamos jėga. Aš, ta prasme, esu labai už, aš kaip su single mama gyvenau, tai aš ir pamačiau tą kitokią gal moters pusę. Ta prasme, kurios galbūt nerodo vienišos mamos public. Tai labai palaikau tave, ačiū labai, kad atvarei, buvo malonu, 5 ir tikiuosi dar gar susitiksim kada nors.